Giliai žaliuojančiame pušynų slėnyje gyveno maža, smalsi ir labai švelni meškutė, vardu Medutė. Ji buvo ruda kaip šviežiai iškepta duona, o akys blizgėjo it du juodi lazdyno riešutai. Medutė turėjo vieną silpnybę – ji labiau už viską mėgo medų, ne bet kokį, o šviežią, kvapnų, saulės šilumą prisotintą medų, kuriame spindėdavo auksinės lašelio kibirkštėlės. Kiekvieną rytą Medutė pabusdavo nuo to paties kvapo. Kažkur netoliese aviliuose bitės nešė nektarą. Ji vis paslapčia prislinkdavo arčiau, atsargiai pasisveikindavo su bitėmis. Labas rytas, sesės bitutės. Ar šiandien turite man lašelį medaus? Kartais bitės duodavo, bet dažniau sakydavo: Medutė, medus skirtas visam aviliui, negalime visko atiduoti. Medutė nekaltai šyptelėdavo ir išeidavo, tačiau mintise vis sukosi viena svajonė – surasti auksinį avilį, apie kurį pasakojo jos senelė. Sakoma, kad auksinis avilys pasirodo tik kartą per 100 metų, o jo medus gali suteikti drąsos, gydyti širdį ir praskaidrinti liūdniausią dieną. Vieną vakarą, kai dangų užliejo oranžinės saulėlydžio bangos, pas Medutę atskrido senutė bitė Barzdė, avilio sargė. Medutė, girdėjau, kad auksinis avilys šiandien pasirodė toli už šešėlių miško. Bet ten pavojinga, reikia pereiti per kūnų pievą, miglų tarpeklį ir gal net susisukusių medžių giraitę. Medutė širdis suspurdėjo, ji visada norėjo surasti tą avilį, bet kelias skambėjo grėsmingai. Vis dėlto ji nusprendė, tai jos šansas. Kitą rytą Medutė susidėjo į pintinę. Mažą asotėlį, jei ras medaus, kelias avietes, užkasti, minkštą skarą, kad nešaltų, ir senelės dovanotą žemėlapį. Pirmoji kliūtis buvo Perkūnų pieva, vieta, kur nuolat dundėjo žaibai, nors virš galvos švietė saulė. Tarp gėlių spraksėjo mažyčiai mėlyni žaibukai. Staiga iš už krūmo išlindo ežiukas Pyglius. Ei, kur eini, Medutė? Ieškau auksinio avilio, atsakė ji, bet ši pieva man kelia baimę. Aš žinau slaptą takelį tarp gėlių, kur žaibai nekanda. Eime kartu. Taip jie perėjo pievą be nė vieno žaibo prisilietimo. Toliau laukė miglų tarpeklis. Gili, šalta praraja, per kurią driekėsi siauras tiltelis. Medutės kojos drebėjo, po tiltų ūžė vėjai, o balti miglos debesys slėpė dugną. Aš negaliu, sušnabždėjo Medutė. Gali, padrąsino Spyglius. Žiūrėk į mane, ne į bedugnę. Jie perėjo lėtai, žingsnis po žingsnio, kol pasiekė kitą kraštą. Medutė suprato, bijojo be reikalo, nes draugo parama darė stebuklus. Jie įžengė į susisukusių medžių giraitę. Čia kamienai sukosi lyg spiralės, o šakos lėtai judėjo, nors vėjo nebuvo. Staiga viena šaka nusileido ir užstojo kelią. Kas drįsta eiti pro šią giraitę, paklausė medžių sargas. Mes keliaujame prie auksinio avilio, tarė Medutė. Nežadame pakenkti. Šakos atsitraukė ir keliautojai galėjo tęsti. Prie pat šešėlių miško juos sustabdė senas lokys urklys. Jo kailis buvo pilkas, o akys gilios kaip šuliniai. Ko ieškote, mažieji? Paklausė jis. Auksinio avilio, atsakė Medutė. Žinok, tas, kas randa auksinį avilį, turi dalintis jo medumi su tais, kuriems labiausiai jo reikia. Kitaip medus praranda stebuklingą galią. Medutė pažadėjo, kad pasidalins, ir jie tęsė kelionę. Pagaliau praėjus tamsių šešėlių mišku, jie pamatė jį.
Ant kalvos stovėjo auksinis avilys. Jos sienelės žėrėjo saulėje, o aplink dūzgė šimtai aukso spalvos bičių. Kvapas buvo toks saldus, kad net akyse apsvaigo. Didžioji bitė karalienė prisiartino. Kas atėjo prie mano avilio? Aš Medutė ir mano draugas Spyglius, prašome truputį medaus, pažadu dalinti su tais, kam labiausiai reikia. Karalienė nusišypsojo ir atnešė mažą, bet sunkų korių gabalą. Šis medus gydys širdis, suteiks drąsos ir džiaugsmo, naudokite jį išmintingai. Grįžę į pušynų slėnį, jie aplankė seną kranklį, kurios sparnas buvo sužeistas, lašelis medaus jį pagydė. Jie užsuko pas mažą kiškutę, kuri bijojo išeiti iš namų. Medus suteikė jai drąsos. Net barsukas, kuris visada burbėdavo, tapo malonesnis po saldaus kąsnelio. Ir galiausiai pasidalijo su visomis bitėmis, kurios ištisus metus triūsė be poilsio. Medutė suprato, kad didžiausias džiaugsmas nesuvalgyti visą medų pačiai, o matyti, kaip jis padeda kitiems. Tikras saldumas slypi ne pačiame meduje, o širdyje, kai daliniesi tuo, ką turi brangiausio.